turi dalyvauti, privalo dalyvauti, kokie rezultatai bebūtų. Mūsų tikslai buvo savo iškelti, kad mes save parodytumėm, būtumėm matomi, žinomi, išsakytumėm vienas ar kitas mintis ir praktiškai žinojame rezultatus, kokie jie bus. Buvo pasiruošimas Seimo rinkimam, o kad po rinkimų perkaito galvas lyderiam, tai čia jau kitas dalykas. Matyt, žmonės buvo nepasiruošę morališkai ir gavosi taip, kaip gavosi. Na ir aš asmeniškai ir skyriaus nariai nevienareikšmiškai įvertino darbo partijos buvusio pirmininko Andriaus Mazurionio pasitraukimą, nes tikrai tai nėra tas būdas, kada yra prisimama atsakomybė. Atsistatydinti, aišku, yra lengviausia. Tuo labiau, kaip ir skyriaus pirmininkas Vaidas minėjo, kad didelių lūkesčių dalyvaujant rinkimuose kaip ir nebuvo. Tačiau partijos, kurios nedalyvauja rinkimuose, tai jos nevykdo savo tiesioginės politinės užduoties. Rinkimai tai yra viena iš politinių partijų veiklos rūšis. Na, o rezultatus irgi galima vertinti nevienareikšmiškai. Tai, kad pasitikėjo mumis prezidento rinkimuose ir Europarlamento rinkimuose pakankamas žmonių kiekis, tai irgi rodo, kad turime šiokį tokį pasitikėjimą ir jį galima tik tai didinti. O tokiais atsitraukimais tai tikrai tas nepadeda. Nei partijai, nei visuomeniai. Darbo partijos Raseinių skyrius vienas iš gausiausių ir stipriausių Lietuvoje. Skyriaus pirmininkas sako, kad jie net nesvarsto galimybės jungtis ar dingti iš politinio Lietuvos žemėlapio. Partija galioja daugiau kaip 20 metų ir aš jos esu narys nuo pat pirmų dienų. Ir tai vertinant, galvoju, kad būtų neteisingas žingsnis prisiliet, susiliet ar dar kažkaip tai išnykti iš politinės arenos. Mes turime daug kompetentingų žmonių skyriuje, turime partijoje, respublikiniu mastu daug gerų skyrių pirmininkų ir gerų skyrių. Tad aš manau, kad mums būtų neteisingas žingsnis išsiskirstyti. Partijos nariai, turėjom tarybos posėdį, turėjom bendravimą su daug partiečių ir jie vienareikšmiškai vertina, kad mes turėtumėm gyvuoti galimai daugiau. Yra pakankamai, aš nesakau, kad daugiau kaip pusė, bet pakankama jėga, politikų grupė, kuri vis dėlto stoja į tos kriminalinės politikos pusę. Dalis Seimo, ir čia yra problema ne tik pozicijos ir opozicijos, tai išsuko Gapšį nuo tos atsakomybės. Tai aš bandau paaiškinti patį sprendimą, kad ten kažkas papirko ar nupirko, nelabai tuo tikiu. Išsuko jūs taip. Nuo kokios atsakomybės išsuko, gal galėtų pasakyti? Nuo kokios atsakomybės? Teisminius procesus sustabdė kažkokius. Išteisinamą nuosprendį priėmė. Atsibuskit, Vytautai. Jūs esate kriminalinė partija, kuri pripažinta kalta teismo nuosprendžiu. Ir tiesą sakant, čia problemų, aš nenorėčiau kaltinti vien valdančiųjų, bet problemų iš principo turi pats Seimas. Opozicija, kuri turi Seimo vadovybėje atstovą, kuris yra kriminalinės partijos pirmininkas, nuteistos. Tas pats yra su valdančiaisiais. Tai kitaip tariant, šiandien Seime yra pakankamai, aš nesakau, kad daugiau kaip pusė, bet pakankama jėga, politikų grupė, kuri vis dėlto stoja į tos kriminalinės politikos pusę. Dalis Seimo ir čia yra... Diena. Į Raseinių kraštą Pepko atvedžiau. Jei mane išrinksite meru, Lidlas Raseiniuose bus. Už jūsų pasitikėjimą mes guldam galvas ir atsakome už savo žodžius. Diena. Į Raseinių kraštą Pepko atvedžiau. Jei mane išrinksite meru, Lidlas Raseiniuose bus.